Aš irgi labai trumpai pasisakysiu. Labai daug kalbama paskutiniu metu apie mokesčius, apie laiką. Aš noriu sugretinti tai į vieną. Ir noriu, kad visi čia susirinkusieji ir kurie žiūri parkritę smagiai ant sofkučių, kad jiems ateitų suvokimas čia ir čia. Kad jūs kiekvienas dirbate, kas sunkiau, kas lengviau, kad uždirbtumėte savo geresniam kąsniui ar geresniai tai pačiai sofai. Tačiau jūs taip dirbdami, jūs lenkite kuprą ir leidžiate laiką. Mokesčiai tai taip pat yra jūsų dalis laiko. Ir supraskit vieną, kad jie nebūtinai čia už Seimo sienų sėdintis. Yra daug labai kitų vietų, kad tie vagys, nepabijokim to žodžio, tie vagys, kurie vagia pinigus, daro aferas, jie vagia jūsų laiką, ne ką kitą. Pinigai tai yra popierius, tai yra skaičius, bet laikas, kurį jūs išbraukite iš gyvenimo, dirbdami ir sumokėdami mokesčius, jisai niekados nebesugrįš. Suvokite tai. Laikas tai didžiausia vertybė ir jie jūsų tą vertybę nori pavogti, vagia ir vogs, jeigu jūs tai leisite. Ačiū.